Labas vakaras pasaulio lietuviai, mano vardas yra Mantas Simaitis ir sveiki atvykę į iniciatyvos Gali Lietuva 5 metų sukakties transliaciją. Per šį laiką keitėsi Lietuva, keitėsi diaspora ir keitėsi pats žmonių sugrįžimas į Lietuvą. Todėl šiandien kalbame apie tai, kas sustiprėjo, kas pasikeitė ir ką vis dar mokome suprasti vieni apie kitus. Taip kad šiandien jubiliejinės mūsų transliacijos dalyviai, žinokit, yra labai gražus sąstatas ir aš noriu pristatyti visus mūsų transliacijos dalyvius. Tai pirmoji yra Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė, Seimo narė, Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja. Labą dieną, Dalia. Labas. Super. Gerai. Tada mes turime Liną Žukauskaitę, tai Užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento direktorė. Labas, Lina. Labas, Mantai, sveiki visi, sveikinu su gimtadieniu Gali Lietuvą. Fantastika. Mes turime ir Indrę Laučienę, International House Vilnius vadovė. Labas, Indrė. Sveiki. Fantastika. Mes taip pat turime prie mūsų prisijungusią ir Agitą Beržanskaitę. Tai yra Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė. Labas, Agita. Sveiki, labai smagu švęsti gimtadienius kartu. Ir turbūt šiandien turime dar vieną labai stiprią ašį, aplink kurią sukasi Gali Lietuvai iniciatyvos gimtadienis, tai yra Eglė Martinkėnienė ir Agnė Skušėtė Leonavičienė, tai užimtumo tarnybos iniciatyvos Gali Lietuva koordinatorės. Labas, merginos. Labas. Ačiū, kad atėjote į gimtadienį. Mano vardas yra Mantas Simaitis ir aš šiandien esu Osle savo transliacijų kambaryje. Na, damos, kaip jūsų nuotaikos? Aš girdėjau, kad Lietuvoje yra labai karšta ir neįmanoma išbūti lauke. Išduokit paslaptis, kokius dalykus darot, kad apsisaugoti nuo 35 laipsnių kaitros. Agita, kaip saugaisi? Kadangi jau prie Kipro karščių buvau pripratus, tai čia sakyčiau, ne tiek mane ir nustebino Vilniaus karščiai. Svarbiausia yra gera nuotaika ir gerti daug vandens. O visa kita, man atrodo, yra išsprendžiama. O Lina? Oi, man tai svarbiausia anksti ryte eiti darbą ir grįžti labai vėlai iš darbo. Tai apsisaugom puikiai. Fantastika. O Dalia, mes jūs girdim ar šiek tiek... Gerai, kol Dalia jungiasi paskutinį patarimą, Eglė duos kaip apsisaugoti nuo karščių šiandienos. Nuo karščių. Aš šiaip atostogauju, bet aišku, kadangi gimtadienis, tai švenčiame kartu. Tai šiandien iš ryto jau buvau užsikasus pliažiai smėlį. Tai tikrai neprastai atgaivino. Rekomenduoju. Lietuviško, taip. Gerai. Labai gražu. Damos, ir tam, kad mes pažiūrėtumėm, kaip veikia mūsų mikrofonai ir kaip yra prisijungę mūsų žiūrovai, aš noriu visus tie, kurie žiūri mūsų transliaciją, būti aktyviems, komentuoti, rašyti. Ir čia yra pats pirmasis klausimas, kuris padės mums išsiaiškinti komentarų funkciją. Tai parašykite, kai išgirstate klausimą Gali Lietuva, kokia pirma mintis ar jausmas ateina į galvą. Parašykite komentaruose jūs, o mes tada pasiklausim mūsų viešnių. Kas galėtų pasakyti, čia negirdėjome dar Dalios balso. Gal į Lietuvą, kokia pirmoji mintis arba jausmas ateina į galvą išgirdus tokį sakinį? Na, išgirdusi tą žodžių junginį Gali Lietuvą, norisi sakyti, tai žinoma į Lietuvą. Bet kai kūrėsi, nes Indrė yra irgi ekrane, kuomet kūrėsi šitą iniciatyvą, lipdėsi iš tokių, mažų iniciatyvų, važiuodavo į užsienį ir kalbėdavo su užsienio lietuviais, tai, tikrai tas junginys man buvo labai mielas ir labai artimas, nes tarsi tas gražus klausimas, gal vis dėlto į Lietuvą, mėlyjeji, nes Lietuva jūsų pasilgo, Lietuva jūsų laukia ir Lietuva jūs esate labai brangus. Tai tikrai šiandieną jisai skamba, kai ir Agnė vadovauja iniciatyvai, šiandien skamba lygiai taip pat, tai šilta, miela, norisi į Lietuvą. Ir norisi sakyti, tai žinoma, kad į Lietuvą, kurgi daugiau, kur yra gražiau, tik Lietuva. Labai gražus atsakymas, o mūsų komentatoriai pirmieji prisijungia. Ieva sako, pirmoji mintis, sako, noriu, hands yellow, heart red. Tai, o Aivaras sako, man gal į Lietuvą reiškia namai. Labai gražios frazės ir man atrodo, mes nieko nelaukiant galim pradėti mūsų pokalbį ir aš norėčiau iš tikrųjų pakalbėti su Dalia Asanavičiūtė. Mes žinom, Dalia, kad jūs gyvenote ilgą laiką užsienyje, ne? Kokią šalį buvote išvažiuoti? 7 metus nuo 2013 gyvenau Jungtinėje karalystėje, Londone. Ir jūs buvote įsitraukusi į lietuvių bendruomenės veiklas.
į visą tą bendruomeninę veiklą, o šiandien Seime atstovaujate diasporos interesams, ne? Taip. Tai vat, pirmasis klausimas, greičiausiai, jūs, kai mačiusi to gyvenimo ir vienoj pusėje, ir kitoj pusėje, kas labiausiai pasikeitė Lietuvos ir užsienio lietuvių santykėje per tuos 5 metus? Galbūt pasikeitė pats požiūris į Lietuvą, gal kaip jaučiat, pavyzdžiui, tokį dalyką? Apskritai pasikeitė labai daug ir ypatingai Lietuvoje. Kadangi aš labai gerai atsimenu ir gyvenę užsienyje, ir gyvenantis užsienyje, labai gerai atsimenu, kuomet mes buvome vadinami išdavikais. Nes jūs išvažiavote į užsienį, jūs išdavėt Lietuvą, mes čia vargšai kenčiam ir kūrėm tą Lietuvą taip sunkiai, trūsdami, dirbdami, o jūs išvažiavot geresnį gyvenimą, ko jums iš mūsų reikia. Ir iš tikrųjų tas požiūris buvo toksai ilgą laiką, teko visiems mums įrodinėti, kad mes nesame išdavikai, kad mes kūrėme lituanistinės mokyklas, kad mes kūrėme bendruomenės, kad švenčiame visas lietuviškas valstybinės šventes, kad mums yra labai brangu ir kalba, ir tėvynė, ir apskritai visas tas lietuviškumas, ir kad būnant užsienį mes viso to tikrai nepamirštam, puoselėm ir dar daugiau plečiam lietuvių bendruomenės, plečiam organizacijas tam, kad kuo daugiau lietuvių ateitų ir kuo daugiau lietuvių dalyvautų toje lietuviškoje veikloje. Ir labai įdomus toks pojūtis, kad aš atsimenu savo valdybą, kuomet buvau Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė, nemaža dalis jų jau yra Lietuvoje. Gyvena, grįžo į Lietuvą su šeimom ir aš supratau tokį dalyką, kad kuo tu labiau įsijungęs į lietuvišką veiklą užsienyje, tuo labiau traukia tave Lietuva, tuo labiau tuos ryšius išlaikai ir ateina laikas, kai tiesiog, jeigu ne visam grįžti čia, tai dalį laiko praleidi čia Lietuvoje. Tai tas tikrai labai labai jaučiasi, kuomet susitinki iniciatyvius, aktyvius lietuvius gyvenančius užsienyje. Bet, kaip sakiau, ir valstybės institucijų, ir pačių žmonių čia gyvenančių Lietuvoje, toks požiūris buvo skeptiškas ir šiek tiek sarkastiškas. Bet aš manyčiau, galbūt pastebėjau didžiausią pokytį nuo 20-21 metų ir kuomet, pavyko, aš tapau Seimo nare ir mes su bendruomenėm dirbdami ir su labai intensyviai dirbdami ir su Globalios Lietuvos departamentu Lina ekrane ir su Gal į Lietuvą, ir su PLB, ir jaunimo sąjunga, ir kraštų bendruomenėmis, ir į vyriausybės programą pavyko įrašyti ir finansavimą lituanistinių mokyklų, ir referendumo dėl pilietybės išsaugojimo vykdymą, ir finansavimą gausesnį lietuviškoms organizacijoms užsienyje. Ir tas prioritetas tapo labai ryškus. Ir tikrai jaučiasi, kad jau dabar Lietuvoje apie diasporą kalbama su pagarba. Tikrai jau nebelaikomi nei išdavikais, nei jokiais ten, atskilėliais, kurie išvažiavo ir pamiršo Lietuvą, nes jau Lietuvoje labai matoma, kaip užsienio lietuviai prisideda prie Lietuvos klestėjimo, puoselėjimo, grįžimo, lietuvių kalbos išlaikymo. Ir ypatingai, kuomet prasidėjo... Taip, ir tų šypsenų gatvėse nuoširdžiai daugiau atsirado, nes grįžtančių daugiau, vairavimo kultūra pagerėjo, net tokios smulkmenos. Bet žinot, kada prasidėjo ta intensyvi karo Ukrainoje fazė nuo 22 metų ir kuomet pasaulio lietuviai visi susitelkė ir tikrai aukojo labai daug Ukrainai ir tas buvo matoma ir dar su didesnė pagarba į diasporą buvo žiūrima ir yra žiūrima Lietuvoje. Tai tikrai tie darbai užsienio lietuvių yra matomi, palaikymas, valstybės palaikomas taip pat, aš manyčiau, yra jaučiamas ir tas bendradarbiavimas, aš visada sakau, tai yra dvipusis eismas. Iš abiejų pusių, jeigu yra noras tiesti ranką, tai ta ranka ir ištiesiama. Ir aš manau, kad ta ranka ištiesiama. Jau ištiesta yra labai stipriai laikom vieni kitų iš rankų. O klausykit, Dalia, pavyzdžiui, papasakot, kas pasikeitė per 5 metus, kad pats tas požiūris nuo kad tėvynės išdavikai į žmonės, tie, kurie myli savo tėvynę, grįžta ir kuria verslus ir daro geresnę Lietuvą gyventi, atsivežę užsienio patirties. O pavyzdžiui, ką dar būtų galima geriau suprasti tiem, kurie yra Lietuvoje apie išvažiavusius į Lietuvą? Kur reikia geresnio susikalbėjimo? Gal žinot kažkokį pavyzdį? Žinot, visada sakau ir klausiu, ypač čia per referendumo agitaciją, kuomet dėl pilietybės išsaugojimo vyko referendumas ir tikrai labai, labai intensyviai važinėjau po Lietuvos regionus ir agitavau ir įrodinėjau, kodėl turėtų būti referendumas sėkmingas ir kodėl žmonės turėtų balsuoti už. Ir visada klausdavau, ar yra jūsų artimųjų gyvenančių užsienyje. Ir žmonės, kurie sakydavo, taip, yra artimųjų, mano vaikai, ar draugai, ar tėvai, ar seneliai, ar kažkokie artimieji gyvena užsienyje, jų požiūrį
požiūris į užsienio lietuvius būdavo kardinaliai skirtingas nuo tų, kurie neturėjo artimųjų užsienyje. Ir tie, kurie neturėjo užsienyje artimųjų, paprastai sakydavo, na, ir reikia išdavikai gyvenat ten ir kam čia jums reikia tų dviejų pilietybių. Tai kai pradedi kalbėti, kad, na, palaukit, na, žiūrėkit, gerai, jūsų vaikai negyvena, bet gyvena draugų vaikai, gyvena, studijuoto išvažiuos jūsų augantis vaikai, na, požiūris keičiasi ir labai supranta, kad, na, mes jau nebesame tą mažytę žemėlapyje Lietuva, nuostabų kontūrų Lietuva, bet mes esame tikrai didelė Lietuva, kur gyvena milžiniškas kiekis Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir tas požiūris keičiasi ir kaip tik šiandieną Seime susitikom ir pasimojavom ir pakalbėjom su JAF lietuvių bendruomenės organizuojamos stažuočių programos studentais, tai reiškia JAF gyvenančiais lietuvių kilmės studentais, 30 su virš žmonių, kurie ir neseniai Agitava prieš mane neseniai buvo Bring Together, irgi stažuočių programa per visą pasaulį lietuvių kilmės ir Zelandijos naujosios, Australijos ir iš Pietų Amerikos studentai suvažiavę. Ir žinote, ir labai keistas toksai jausmas, nes ir Agita tada buvo, kai sako studentai, na, mes Lietuvą įsivaizdavom kitokią. Mes atvažiavom į Lietuvą, jinai nuostabi, jinai yra ekonomiškai stipri, jinai yra šviesoforai, yra žmonės su normaliom mašinom važinėja ir čia normalų maistą mes valgom. Tai toksai šiek tiek, aišku, aš juokauju, bet va tokios programos ir tokie pasikeitimai ir užsienio lietuvių atvykimai ir įsimaišymai į vietos bendruomenę ir rodymas, kad mes palaukit, mes kalbam lietuviškai, mes turim lietuviškas pavardės, mes suprantam, ką reiškia Lietuva, galbūt nelabai suprantam, bet norim ją suprasti, tai tikrai keičia požiūrį į užsienį gyvenančius lietuvius ir tuo labiau spaudoj labai nemažai yra informacijos ir straipsnių, ir interviu, ir čia Lietuvoje labai daug straipsnių apie grįžusius, kurie kūrė verslus, kurie grįžta ir neša naudą Lietuvai, kurie pridėtinę vertę Lietuvai. Tai tikrai tas visas žymiai pakeitė patį požiūrį ir tapome nebe priešai. Tai aš manau, tai yra svarbiausia. Ačiū Dalia už tokį išsamų atsakymą ir man atrodo, mes šiandien būtent ir susirinkom tam, kad būtent parodytumėm, kad iniciatyva gal Lietuva per 5 metus sugebėjo ne tik tai padaryti porą mažų žingsnelių, bet nuversti visus kalnus ir prikviesti milijoną lietuvių. Esat skaičiavę, kiek dėl jūsų yra grįžę lietuvių į Lietuvą? Esat Eglė? Čia gal, bet jeigu galima dar aš prieš joms, tai vėlgi norėčiau padėkoti ir gal į Lietuvą iniciatyvą ir merginom, kurios, tikrai ištikimai važiuoja užsienio bendruomenės, kalbasi su žmonėmis, rodo užsienį gyvenantiems lietuviams, nes tarp kitko, užsienį gyvenantys lietuviai, jie taip pat šiek tiek, yra tame laikotarpį, kada atvažiavo ir jie Lietuvai minty jų Lietuvo tokia, kokia buvo tuomet, kai jie išvažiavo dažną kartą ir rodo, kaip yra faina čia ir tikrai jūsų darbas yra milžiniškas. Ačiū Jums labai. Bravo, su gimtadieniu, panelės. Gerai, man atrodo, Dalia papasako daug dalykų, kaip pasikeitė grįžtančiųjų požiūris į Lietuvą per paskutinius 5 metus, bet aš labai noriu pakalbinti Liną Žukuskaitę, tai Užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento direktorė. Ir Lina šitą veiklą užsima 12 metų, berods, ne? Taip. Ir per 12 metų, Lina, sakykit, ką šiandien valstybė apie diasporą supranta geriau negu kad prieš 5 metus? Anksčiau į diasporą buvo toks požiūris, išvažiavo, tai vat ir gyvenkit. O kaip dabar valstybė į išvažiavusius reaguoja? Patikslinsiu gal, taip 12 metų, bet tarp kitko šiandien pasižiūrėjau, kadagi buvo įkurtas grįžimo į Lietuvą skyrius globalios Lietuvos departamente ir supratau, kad mes irgi gimtadienį šiais metais turime švęsti, nes mums irgi 5 metai. O, fantastika. Tai tikrai, kai pradėjau dirbti departamente, jame buvo 9 žmonės ir 2 skyriai. Ir apie grįžimą tuo metu niekas nekalbėjo. Ir jeigu bendruomenėse mes užsimindavom apie grįžimą, tikrai reakcijos būdavo, kaip mes sakom, šiek toks blokas užsidėdavo, nes tikrai dar minčių nebuvo ir tai buvo toksai pašalinė mintis, kuri ne visą laiką sulaukdavo šilto priėmimo. Prieš 12 metų čia buvo pats išvažiavimo periodas, tada, kada juokadavo žmonės, sakydavo, paskutinis užgesink šviesą. Aš būtent šitą naudoju irgi, kaip kalbu apie grįžtamą migraciją ir sakau, kad dabar šito klausimo jau nieks nebeužduoda Lietuvoje.
nes ta šviesa dega ir dega, laukdama grįžtančių ir visi kaip tik pasitinka ir džiaugiasi grįžtančiais. Bet tikrai, kaip minėjau, prieš 5 metus, kai įsteigė skyrių, grįžimo į Lietuvą skyrių, kaip matot ir nematot, gal tiesiog pasakysiu, pagal mūsų tendencijas grįžtamosios migracijos viskas apsivertė aukštyn kojom. Tai yra tas išvažiavimas, apie kurį man tai kalbėjo, tos masinės išvažiavimas, būtent prieš 6 metus jisai apvirto ir jau 6 metus grįžta daugiau piliečių negu išvažiuoja. Ir paskutinius 25-24 metais grįžo beveik 2x daugiau negu išvyko. Tai tikrai pasikeitimas, kuris įvyko per COVID-ą, bet jisai yra tęstinis, jisai nesibaigė su COVID-u, o tikrai žmonės parvykę pamatė tą, ką ir Seimo narė Dalia sakė, tą tikrą Lietuvą pamatė, kokios sąlygos yra Lietuvoje, kokios yra galimybės Lietuvoje. Ir manau, kad tas žodis iš lūpų į lūpas taip eina per mūsų brangę diasporą ir tas nors grįžtančių srautas šiais metais šiek tiek yra sumažėjęs, išvykstančiųjų išaugęs per 5 mėnesius pirmuosius, bet labai tikimės, kad metų bėgyje išsilygins ir vis tiek grįžusių bus daugiau negu išvykusių, nes kaip ir prieš šitą reportažą su Mantu kalbėjom ir Eglė uždavė klausimą jam, kad man tai kokia aplinka yra, ką pats jauti būdamas užsienyje, tikrai susidomėjimas grįžimu ir mano kolegės ir Agnė ir Eglė, kurios taip pat važiuoja, susitinka su bendruomenėmis, dalyvauja šventėse, tą jausmą tokį, man atrodo, kad visą laiką parsivežam, kad susidomėjimas yra labai labai didelis ir nuoširdus. Ir čia buvo komentaras vienas įjungtas, kad noriu, tikrai to žodį mes išgirstame labai dažnai. Geras, aš kaip tik ieškau to komentaro ir va čia yra. Noriu, taip. Ir dar, jeigu galima, man tai pirmas klausimas, kur buvo, aš jau taip irgi tą mikrofoną savo jungiau, jau galvoju, čia visiems duos išbandyti apie tą pirmą mintį, kuri kyla, kad gal Lietuvą išgirsti. Tai aš noriu atsakyti jį, nes kažkaip... Žinoma, aišku. Aš gal jau sakysit, kaip atsivesinti prie plus 35, o mes apie rimtus dalykus. Tai čia darbė, žinokit, nuostabu, pas mus visus kviečiami svečius į Globalios Lietuvos departamentą. Kai šilta, kai šalta visą laiką, visus metus kviečiam. Bet tikrai man pirma mintis, šiaip jau buvo, aš nemeluosiu, pirma mintis man buvo šitos kolegės Indrė, kurie dabar dirba kitur, bet buvo pirmoji, kurie atėjo su tai žodžiais pas mus gal į Lietuvą. Ir jau kaip ir prieš mūsų reportažą, sakiau, atsinešė zefyrų, tai man visą laiką tai irgi. Ir Agnė ir Eglė, kurios taip nuoširdžiai šitą darbą dirba. Ir mes esame, aš tikrai dažnai sakau, kad užimtumo tarnyba ir šita programa yra Globalios Lietuvos ir Grįžtu LT dešinė ranka ir mes tiesiog kartu dirbam, kartu kuriam ir dargi ne visą laiką suspėjom paskui kolegų idėjas ir vizijas, ką galime dar padaryti, bet tikrai tai yra komanda, kuri tiki tuo, ką daro, kuri mato tame didžiulę prasmę ir tai yra tikrai palaima turėti šalia tokius kolegas. Tai ta pirma mintis, aš nemeluosiu, buvo apie kolegas pirmiausia, apie tos žmonės, kuris to dirba, bet antra mintis man buvo, jos beveik paraleliai ėjo, tai tokias laimės jausmas, nes mes tikrai dažnai susitinkame ne tik su bendruomenėmis užsienį, bet ir su tais, kurie jau grįžo. Ir klausėme, kokiasgi problemos pasitaikė, kokie grįžimo iššūkiai buvo, nes norime iš jų mokytis. Kad nekurtume mes programų, vizijų, teorinių, bet tikrai atlieptumėm žmonių problemas, su kuriuom susiduria, nes grįžta žmonės su įvairiausia patirtim, su įvairiom šeimos situacijom, įvairių profesijų žmonės ir taip toliau ir taip toliau. Ir tikrai patikėkit su tais, kuriais kalbėjome ir nesirenkame, kad tik tai būtų pozityvų žmonės, bet bendras jausmas yra ta tokia laimė sugrįžus į ramybę, kad aš esu ten, kur noriu būti, aš esu ten, kur mano šaknis, aš čia jaučiuosi laimingas, aš čia jaučiuosi ramus ir tas noras tikrai, kad tą jausmą patirtų kuo daugiau žmonių. Va tą sugrįžimo į ramybę, į namus jausmą. Tai man va tas irgi toksai buvo kartu, va, kaip paklausė gal ir Lietuva, man irgi va ta rezultatas ir santykis su tai žmonėm, kurie sugrįžo ir tą pajautė viduje ramybę ir laimę būti namuose. Ir tikrai nuoširdžiai visiems linkiu, kurie klauso ir svarsto dar, labai linkiu, kad
patirtumėm visi tą jausmą ir būtumėm laimingi ir ramus namuose. Labai jaučiasi Linos 12 metų patirtis šioje srityje, nes jinai labai profesionaliai įvedė į papildomą klausimą. Jūs kadangi bendravot, papasakot, kad bendravot su daug skirtingų žmonių, o kokie, pavyzdžiui, yra, ką žmonės įsivaizduoja, kad grįš ir gaus Lietuvoje ir kokios yra valstybės galimybės. Yra kažkoks tai dažnas skirtumas, kad, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad žmonės grįš ir čia jau mane iškels ant rankų, nešios ir ar kažkoks tai pastebėt kažkokį tai atotrukį tarp žmonių lūkesčių ir valstybės galimybių per tą 12 metų? Na, žinot, ne kartais, o tikrai dažnai galime padaryti dar daugiau, atliepti dar labiau tos lūkesčius. Pavyzdžiui, matyt, kad kolegė sutiks, kad vienas didžiausių lūkesčių yra, kad seksis vaikam, jeigu grįžtama šeimomis ir grįžtama su vaikais, kad jie sėkmingai integruosis, nes svarbiausia būtent yra tėveliam matyti savo vaikus laimingus ir gerai besijaučiančius. Ir tas lūkestis yra nerimas kartu, ar viskas bus gerai mokyklose, ar viskas bus gerai socialinėje erdvėje, ras draugų, ar taip toliau, taip toliau. Ir matyt, kad būtent per vaikus tas lūkestis yra jautriausias, manyčiau, ir būtent dėl jo tikrai yra daug daroma. Ar viskas veikia tobulai? Matyt, ne visur. Tikrai mokyklos, vis labiau mokyklų yra pasirengusios priimti. Yra Vilniaus lietuvių namai, kurie turi tam tinkamas metodikas įvairias ir panašiai. Yra tinklas mokyklų, kurios yra geriau pasirengusios priimti. Bet galbūt tikrai ne visose yra dar tas sritis, būtent grįžtančių integracija išvystyta tiek, kiek tėveliai galbūt tikėtųsi, bet visa tai yra einama tikrai šioje srityje į priekį. Kalbama ir su savivaldybėmis, ir su mokyklomis tiesiogiai. Kalbama su tėveliais ir ieškoma tų išeičių ir tikrai skiriamas tam didelis dėmesys. Apie darbo lūkesčius, matyt, ir darbo rinką, tai jau čia geriausiai kolegės Agnė ir Eglė pakalbės. Bet ką mes Globalios Lietuvos departamente labai stengiamės atliepti, tai tą informacijos lūkestį. Nes tikrai ne vieną sutikom žmogų, kuris grįžo nepasinaudojęs grįžtų LT konsultacijų centro, kuris yra vienas langelis visais klausimais grįžimo informacijos teikimo. Ir ne visi žinojo, kad toks yra. Ir sako, man tikrai būtų sutaupę laiko, nervų ir taip toliau, kad būtumėm žinoję, kad gali atsakyti vienas žmogus į visus klausimus. Arba jeigu klausimai yra specifiniai, tai mes nukreipiame į atsakingas institucijas. Tai yra, už virtualios rankos suvedam ar su Agne, ar su Egle, ar su švietimo mūsų ekspertais ir taip toliau. Tai yra, kur tikrai gali padėti. Tai manau, kad tas lūkestis, su kuriuo mes susidurėm, tai yra informacijos prieinamumas. Ir jis tikrai informacija yra parengta, jinai yra viešinama, Grįstu LT puslapyje galima rasti visų institucijų informaciją ir telefono numerius, elektroninio pašto adresą, live chatą, kuriuome galima kreiptis tiesiogiai ir gauti atsakymus. Tai kuo daugiau žmonių žinos apie Grįstu LT paslaugą, manau, kad tuo labiau tas lūkestis informacijos bus patenkintas. Tai būtent mes to ir susirinkom papasakot žmonėm apie tas galimybės, gali Lietuva, Grįžtu LT ir visus, kad ko paprašiau būtų grįžti. Ačiū, Lina, labai už atsakymą. Mes dar prie jūsų grįšim. Aš norėčiau pakalbėti su Indre. Labas, Indre. Aš žinau, Indre, mes išduosim biškį tokią paslaptį. Su Indre mes kalbėjom dar čia užkulisiuose. Indre pirmoji prisijungė ir sakau, Indre, tu gali pasirašyti, ką nori prie savo vardo. Ir Indre taip juokais, galbūt pusiau ir ne, sako, o man visai tiktų žodis mama. Papasakok, Indre, aš žinau, kad tu esi viena pirmųjų, kuri pradėjo šitą Gali Lietuvą iniciatyvą. Kaip viskas buvo? Gali šiek tiek pasidalinti savo įspūdžiais, kaip čia taip atsitiko? Mama jo ir gyvenime, kaip sakant, ir veiklose kai kuriuose. Tai sveiki visi, senaties terminas jau po 5 metų yra suėjęs, tai galiu dabar jau pasakoti pradžios istorijas, ar ne, kaip ir. Tai juokas juokais, bet viskas prasidėjo nuo ten labai kelių tokių biurokratiškų ir gana
tikrai neįdomiai skambančių dokumentų, kurie iš kažkur tada nukrito į rankas dar 2019 metais ir ten buvo įrašyta, kad skatinti grįžimo į Lietuvą veiklas ar kažkaip tokio, žodžiu, dabar jau ten neatsiminsiu tikslios tos formuluotės, bet ten tikrai nebuvo nei labai didelę ideologiją kvepinti dar tuo metu, nei kažkuo. Ir aš atsimenu, prasidėjo tokių labai įdomių filosofinių paieškų metas, apskritai, kas yra ta grįžtamoji migracija, kaip jinai turi atrodyti, tikrai dar jinai nebuvo labai dideliais ir įspūdingais skaičiais, kaip dabar pasižyminti. Tai labai smagu, pirmi kontaktai su Lina, o po to iš karto ir su Dalia buvo tokie, kurie tikrai padėjo susigaudyti temoje, kuri buvo absoliučiai nauja. Bet buvo tokių įdomių iššūkių. Man atrodo, kad mums patiems komandoje pirmiausia reikėjo patikėti apskritai, kad tai, ką mes dabar norim daryti, yra kažkas, ką verta daryti. Ir čia buvo tas toks laikotarpis, kad kadangi tuo metu dar tikrai nebuvo taip daug kalbama apie tai, kodėl verta grįžti į Lietuvą, arba kokias sąlygas mes čia turim ir kuo tai nenusileidžia praktiškai jokiem kitiem regionam Europoje ir ne tik Europoje. Tai tuo metu reikėjo patiems savo tarsi įrodyti ir patiems savo susirasti informaciją. Tada prasidėjo tas toks, kai tu pats savo pardavėjai, nes tai yra ką parduoti. Prasme, supratai, kad tu turi gerą dalyką, kurį gali pasiūlyti, tai tada pradėjom po truputį labai nedrasiais žingsniais galvoti apie tai, kaip tai pasiūlyti. Ir aš dabar, kai galvoju, tada net turbūt taip gal labai net nesupratom, kad mes pradedam tam tikrą pardaviminį kelią, kur tai, ką mes darom, tai iš esmės tuo metu skambėjo beveik kaip pirk dramblį, bet iš tikrųjų gal Lietuvą. Dalim, šiek tiek. Tai iš tikrųjų buvo labai labai smagi ir įdomi kelionė, be galo džiaugiuosi, kad šitą progą pasitaikė mano gyvenime. Ir ta tema tikrai tapo be galo artima ir iki pat šiandien tikrai naudojama ir tikrai nepamiršta. Bet sakau, ta tokia pradžia buvo labai įdomi man pačiai kaip žmogui patikėti, kad aš gyvenu kažkur, ką galima rodyti kaip kažkokią tai vertingą regioną ir pardavinėti užsienyje tam tikrą prasme. Ir tada prasidėjo labai įdomi patirtis, kada tu važiuoji, kalbi, sulauki įvairių reakcijų, grįžti namo, pasakoji. Tai įtikinėjai tarsi ir žmonės ten grįžti ir grįžus įtikinėjai žmonės aplinkui, taip yra dėl ko grįžti, bet tas labai greitai iš tiesų pasikeitė. Turbūt, kad 21 kokiais metais jau vis mažėjo klausimų, ar tikrai čia verta kažką tokio daryti, ar tikrai čia mes turim ką pasiūlyti ir ar tikrai yra dėl ko grįžti. Ir labai greitai tą parodė ir statistika. Ir man atrodo, kad čia, kaip mes kalbėjom prieš šiandieninį ar ne šitą susitikimą, kad šiek tiek ir COVID-as padėjo, kai kuriem išbandyti Lietuvą, galbūt net ne visai planuotai, bet man atrodo, kad labai greitai pradėjo sklisti ir gera žinia. Ir mano veikloje su talentais ir bendruomenėm labai aiškiai matom, kad kokią didelę galią turi vis dėlto žmogiška rekomendacija ir atsiliepimas. Ir kai pradėjo sklisti ne tik žinia iš mūsų, tų, kurios jau patikėjusios važinėjo skersai ir išilgai per visur, kur tik įmanoma ir apie tai kalbėjo, bet kai pradėjai sulaukti palaikymo iš pačių grįžusių ir čia gyvenančių, tikrai labai didelis virsmas įvyko. Ir man atrodo, tai yra labai labai svarbu. Ir dėl to mes šiandien... Kaip tik aš norėčiau dar šiek tiek papildyti ir biškai nukreipti jūsų pasakojimą. Aš žinau, kad jūs vis dar tęsite darbą ir dabar dirbate su International House Vilnius, ne? Talentų viliotoja esat. Labai gražiai skamba, talentų viliotoja. Tai čia ir turi gražiai skambėti, nes toks tikslas yra. Kai gražiai skamba, tai tada truputėlį lengviau prisivilioja. Pavyzdžiui, Indrė, toksai papildomas klausimas. Pavyzdžiui, per paskutinius 5 metus darbo su žmonėm, kurie yra grįžę. Gali, pavyzdžiui, papasakoti kažkokią vieną istoriją, kuri įkvėptų kitus sėdinčius, žiūrinčius transliaciją. Beje, aš noriu priminti, kad jūs nei vienas dar neprašėte, iš kokio miesto transliaciją žiūrite. Parašykit, taigi įdomu žinoti, iš kur jūs esat. Pasakykit, Indrė, kažkokią vieną trumpą istoriją, kur šiek tiek įkvėptų žmonės sugrįžti. 5 metai vis tiek daug. 1800 dienų. Tikrai, atsimenu kelias istorijas, iš tikrųjų labai įsiminusias. Viena iš jų, tai teko susipažinti su keliomis bendruomenėmis Ispanijoje, nors Ispanija nėra šiaip jau ta šalis, iš kurios daugiausia grįžta ir didžiausias, kaip sakant, grįžimo kanalas.
Bet bendruomenė, aišku, labai šilta tenai ir tikrai priėmimas visada būdavo labai smagus ir visada labai įdomios diskusijos. Tai man atrodo, kad paskutinį kartą kontaktą su šitą bendruomenę turėjau prieš šiek tiek daugiau nei savaitę, nes prieš 4 beveik metus ten susitikime susipažinau su tokiu Antanu, gyvenančiu Valencijoje, žaidžiančiu krepšinį. Ir žinau, kad po mūsų susitikimo, dėl to, kad jis buvo užsukęs pas mane jau kitame dabar darbe aplankyti praėjusiais metais ir džiaugiasi, kad sūnus mokosi lietuvių namuose ir yra, nors augo Ispanijoje ir atvykęs į Vilnių mokytis, o dabar mes neseniai kalbėjom apie studijas, nes sūnus baigė mokyklą ir kalbėjom apie tai, kaip jis galėtų studijuoti ir kur rasti informaciją ir taip toliau. Tai labai, labai smagu, nes per tuos metus ir tam tikri ryšiai liko, ir tu matai, kaip tų žmonių istorijos keičiasi, kur pradinis taškas buvo kažkas, ką tu jiem papasakoji. Ir atrodo toks, tuo metu tai neatrodė, kad yra labai didelis strateginis žingsnis nuvertęs kalną arba kuris nuvers kalną, bet va tas paprastas pasisėdėjimas Valencijoje konsulate ir pokalbis tuo metu, va tu iki pat šiandieną matai, kaip ta šeimos istorija jau kaip ir, taip pavadinkim, vyniojasi gražiais kaspinais aplinkui Lietuvą ir aplinkui Vilnių. Ir pabaigai pridursiu iš šitų istorijų, kad šiandien ryte turėjau susitikimą, dalyvau tokiame susitikime Investuok Lietuvoje. Sėdime prie vieno stalo gana didelę kompaniją, mūsų lietuvių pristatančių verslo aplinką užsieniečiam gal 12 žmonių bendroje sumoje. Ir kokie 9 iš jų prisistatydami papasako apie tai, kaip jie dabar per artimiausius, ką tik būsius 2 metus yra grįžę į Lietuvą. Ir jie ne tik, kad grįžo į Lietuvą, bet jie labai sistemingai dar ir rinkosi darbus ir veiklas tokius, kurie būtų susijęs su tos pačios Lietuvos arba sostinės auginimu. Geras. Tai man tai buvo taip gražu ir taip gražiai iš tikrųjų papildė tai, kur šiandieną po pietų turiu dalyvauti ir su jumis švęsti gimtadienį. Tai labai gražiai matosi aplinkoje, kiek daug tokių istorijų yra ir kiek jau realaus rezultato yra. Tai labai smagu. Pas mus, Indrė, labai ribotas laikas transliacijai, bet aš labai noriu paklausti paskutinio klausimo. Top 3 rekomendacijos, kai atvažiuoja užsieniečiai į Vilnių, kur nuvedat, kad išsižiotų užsieniečiai, sakytų, va, čia tai miestas. Tai visada vedame į Užupį, nes fantastika, labai gražu. Nuotaika tikrai sunku, kaip sakant, prilygti kažkam kitam. Jeigu turiu galimybę, visada pasinaudoju tarnybinę padėtimą ir padedu žmonėm pakilti 20 aukštą savivaldybei, nes nėra geresnio vaizdo Vilniaus mieste nei iš 20 aukšto paukščio skrydžio. Ir turbūt nuveščiau kavos prie upės, nes tai, kaip atrodo dabar Vilnius, ypač aplinkui upę ir koks gyvenimas tenai verda, tai man iš ten nelabai norisi eiti namo, nors ir kartais reikia. Vilnius yra fantastiškas miestas, man ten teko ir baigti studijos, ir gyventi, ir labai myliu Vilnių. O mes turime ir šiandien Agita atstovauja turbūt jaunai kartai, tai yra mūsų pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narė, pirmininkė greičiausiai. Taip reikėtų pristatyti. Taip? Jo, galima visai kaip norit, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Agita, pavyzdžiui, mes turim klausimą, pavyzdžiui, kaip šiandien atrodo jauno žmogaus ryšys su Lietuva? Pavyzdžiui, ar jums teko gyventi užsienyje kažkur tai? Man teko, o taip, aš jau labai, net nemažai metų gyvenu užsienyje ir pati. Kaip šiandien atrodo jauno žmogaus ryšys su Lietuva, aš manau, kad jis yra ypatingai globalus. Tai, kad Lietuva, kad ir kur tu bebūtum pasaulyje, jinai iš tikrųjų yra labai arti. Ir mes tą jaučiam, ar mes studijuotumėm svetur, aš baigiau studijas pati Nyderlanduose, ar aš buvau Kipre, ar mano draugai išsikelia į Jungtines Amerikos valstijas, Lietuva gali būti arti tavęs. Ir tai yra žiauriai didelis laimėjimas visai valstybei, kad mes mūsų didžiausius protus, didžiausius talentus, kaip Indrė jos vilioja, tai mes ir dabar su talentais galim labai artimai bendrauti, jiems net nebūnant Lietuvoje. Ir aš manau, kad jauni žmonės tai labai stipriai jaučia. Jie gali dirbti lietuviškose versluose, sėdėdami, nežinau, Tailande, Malaizijoje, ar Australijoje, ar Brazilijoje. Ir aš manau, kad tie tiesiami tiltai tarp valstybių ir mūsų gimtinės ir yra tas mūsų jaunų žmonių ryšys su Lietuva.
Yes, labai gražus atsakymas. O, pavyzdžiui, Agita, kokioje šalyje ilgiausiai teko gyventi? Ilgiausiai tikriausiai teko gyventi Nyderlanduose, kur aš studijavau. Ir žinoma, Nyderlandai nėra tiek toli Lietuvos, bet irgi mes Nyderlanduose susikūrėm savo tokį mažą lietuvišką pasaulėlį, įkūrėm Nyderlandų lietuvių jaunimo sąjungą ir netgi pats tas ryšys su šalimi, jis buvo visuomet plėtojamas labai glaudžiai. Netgi tu būdamas 2 valandų skrydžio atotrukiu nuo namų, tu gebi giedoti himną, kartu Liepos 6 bėgti tos 5 kilometrus už Lietuvą Nyderlanduose ir tu tą valstybę, gal tai buitiškai pasakysiu, išsiveži su savimi. Ir man atrodo, kad tai yra nuostabu, kad mes galim tai daryti dabar, kad mes esam laisvi keliauti, kad mes galim kurtis, kur norim ir kad mes Lietuvą galim stiprinti iš svetur. Geras, aš kaip tik ir norėjau mūsų pokalbio pabaigoje paklausyti ir apie himną, ir apie 5 kilometrus, bet užbėgot įvykiam už akių. Bet, pavyzdžiui, Agita, gyvenot, aš žinau, kad jaunam žmogui yra, aš pats buvau jaunas, labai svarbu kažkur tai priklausyti. Ir, pavyzdžiui, gyvenant užsienyje, labai norisi kažkur tai priklausyti, prie kažkokios draugijos, bet, pavyzdžiui, būnant lietuvių gyvenant užsienyje, ar tai yra daugiau praturtinantis dalykas, ar tai biškai toksai viduj išbalansuoja, kad tu nežinai, ar tu lietuvis esi, ar tu ten niderlandiškis. Koks jausmas viduj yra būnant jaunu žmogum? Aha, aš galvoju, kad čia yra toks dvilypis atsakymas ir galbūt nebūtinai visada labai džiuginantis. Jaunam žmogui išvažiavusiam iš šalies ne visada Lietuva lieka prioritetu. Ir tai yra gana liūdna. Labai dažnu atveju, jeigu mes išvažiuojam ypatingai ES kitą valstybę, įsilieti į tą visuomenę tampa labai labai paprasta. Tampa paprasta, nežinau, nebekalbėti lietuviškai, galbūt nebepuoselėti to lietuviškų tradicijų. Ir kai kuriems tai yra patogu, ir kai kuriems tai yra gerai. Ir aš manau, kad teisti tų žmonių mes taip pat negalime, bet yra kita dalis. Yra tokia dalis, kurie jungiasi į Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą, į mūsų kraštų sąjungas ir tą lietuvybę puoselėje. Ir kadangi valstybė turi labai artimą sąlytį su tomis sąjungomis, su tomis bendruomenėmis, aš manau, kad tas balansavimas tikriausiai tampa mūsų atžvilgiu artimesnis. Nes ir pati, kai aš išvažiavau į Nyderlandus, mes tikrai gana greitai susizgribome, kad tų namų mums trūksta. Mes įsteigėme Nyderlandų lietuvių jaunimo sąjungą, įsisteigėme mes labai greitai, atsimenu, ir Dalia buvo mūsų steigiamajame suvažiavime, gal net ir Lina buvo suvažiavime. Ir mes įsisteigėme, mes po 1,5 metų jau išvažiavom į Jungtinės Amerikos valstijas ir į Kanadą, į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Tada mes tapom globalios lietuvių jaunimo sąjungos šeima ir tas priklausimas labai praturtina. Ir čia aš galbūt norėčiau grįžti į tai, kas jau buvo paminėta ir diskutuota, ne? Kai mes tos talentus priviliojame, kai jie atvyksta čia, kad darbas yra svarbu, yra labai svarbu, kad Vilniuje yra žalia, kad Lietuvoje yra žalia, yra kur pailsėti, bet ne, ar išvykus iš Lietuvos, ar ją sugrįžus, tas bendruomenės poreikis jis nesikeičia. Ir aš galvoju, kas yra labai svarbu mums, dirbant sugrįžimu į Lietuvą, tai kad kurti tą bendruomenę Vilniuje jau sugrįžusiems yra tiek pat svarbu, kiek kurti ją išvykusiems. Kadangi labai dažnu atveju, kadangi aš daugiau pati dirbu su jaunimo grįžimu ir čia tikrai tenka bendradarbiauti ir su Egle, su Agne, su Indre, su Lina, su Dalia, su visom, jaunimui čia atvykus, ypatingai jeigu jie čia atvyksta pirmą kartą iš esmės gyvenime, tai dažniausiai būna iš Pietų Amerikos ar Šiaurės Amerikos, jiems užsienio lietuvių jaunimo bendruomenė Lietuvoje dažnai tampa artimesnė negu vietos bendruomenė, kadangi jie lengviau gali identifikuoti save su žmonėmis turinčiais panašią patirtį, ne? Kadangi didelė dalis jų, pavyzdžiui, nekalba lietuvių kalbą ir tuomet jiems atvykus yra labai svarbu, kad mes galime kalbėti taip, aš negimiau Lietuvoje, bet aš jaučiuosi lietuvis. Ir ką tai reiškia dabartinėme globaliame pasaulio kontekste. Tai aš manau, kad tas grįžimas iš esmės yra labai didelis ir sudėtingas procesas, bet mums visai neblogai sekasi jį atkapstyti, būtent dėl tokių žmonių ir iniciatyvų kaip Gal į Lietuvą, nes tikrai kiek Agnei ir Eglei teko rašyti, žiūrėkit, čia tokia idėja, darom. Gerai darom ir atrodo visada su jaunimu dirbti yra iš viso. Kitas levelis, aš suprantu, kad gali būti ir sudėtinga, bet man atrodo, kiek mes sugebėjom pasiekti, tai
vien dėl tokios iniciatyvos ir tokio pasiryžimo mes ir sugebam pritraukti tos žmonės ir sudominti juos. Tai man atrodo, kad čia yra didelis laimėjimas. Absoliučiai. Agita, ačiū labai už tokį gražų pasidalinimą. Man atrodo, aš tik tai pridedant prie Agitos vieną sakinį, noriu pasakyti, kad Agita labai gražią mintį pasakė, kad yra ne kažkokios tai iniciatyvos daro dalykus, bet patys žmonės, tie, kurie jaučia poreikį, jaučia norą, jie ir sukuria tuos gražius dalykus. Tai man atrodo, mes atėjom labai gražiai prie Eglės ir Agnės, prie dviejų moterų, kurios jau ilgą laiką dirba su žmonėm, tie, kurie nori grįžti į Lietuvą, tie, kurie klausia greičiausiai įvairiausių klausimų apie patį grįžimą. Ir aš greičiausiai norėčiau iš pradžių Eglę pakalbinti. Įsijungit mikrofoną, Eglė, galėsim. Aš turiu klausimą jums. Pavyzdžiui, kiek laiko dirbat gal Lietuvą skyriuje? Šiaip laikas bėga labai greit, pasakysiu. Jau rugpjūčio mėnesį bus 2 metai. Ir jaučiu, kad labai greit iš tikrųjų tas laikas bėga. Tai jaučiu, kad ir lietuviam ir jaučiam tai, kai bendraujam su jais, kad tas laikas praskrėja tiesiog akimirksniu. Sako, aš metams išvažiavau, o jau 12-15 ir panašiai, ne? Aš 3 mėnesiam į Norvegiją išvažiavau, bet jau 13 metų. Tai. Čia klasika, tikrai labai dažnai tą girdim. Eglė, daug laiko, jeigu patramatizuoti situaciją, tai 730 dienų jau dirbate gal Lietuvą beveik. Iniciatyvai. Kas per pastaruosius metus labiausiai pasikeitė užsienio lietuvių klausimuose? Ar lūkesčiuose, ar santykėje su Lietuva, ar tas įdirbis nuolatinis, kad grįžkit, čia yra vieno langelio principas, čia dar kažką duoda rezultatų ir mažiau sulaukia tokių naivių klausimų, kad ką čia spausti? Klausimas tikrai aktualus ir labai įdomu girdėti apie pradžią iniciatyvos, nes aš prisijungiau prieš porą metų ir atrodo, kad iš karto pataikiau į tą poreikį, kai žmonėms mūsų reikia. Na, iš pradžių atrodo toks tarsi bandydavom užmegzti ryšius, pasisiūlyti, gal jūs norėtumėt ir paskui kažkaip tas grįžo pas mus matytas klausimas. Ir tikrai dabar turim daug tokio ryšio didelio su tą pasaulinę bendruomenę ir jaučiam, kaip jau mus pasikviečia, nori, kad atsakytume į klausimus. Tai tokio didelio kažkokio pokyčio nežinau, nepajutau, vis dar jaučiu didelį poreikį žmonėms žinoti ir ne tik sužinoti apie tai, kas naujo mūsų užimtumo tarnybos kokios naujos teikiamos paslaugos arba ką siūlo Lietuvos darbo rinka, bet tikrai didelis poreikis yra sužinoti daugiau. Ir dėl to noriu iš karto perduoti linkėjimus mūsų komandai, kur mes ne tik dviese čia su Agne esam ir nebuvo paminėta, kad užimtumo tarnyboje dirba dar daugiau negu 100 specialistų, kurie yra profesionalai savo srities. Mes nešam žinią, o jie iš tikrųjų gali profesionaliai atsakyti visus klausimus apie darbo rinką, apie regionuose vykstančius pokyčius. Vadinam juos mūsų miestų ir miestelių ambasadoriais, nes sulaukia jie klausimų tikrai ne tik apie tai, ką užimtumo tarnyba veikia, bet ir kur kirpykla geriausia miestelį, kur bandelių nueit nusipirkti ir panašiai. Tai čia mūsų didžiulė komanda ir, tiksliau, mes gal jų užnugaris vedam jų, rodom, ką jie daro. Tai tikrai labai didžiuojamės. Labai gražus atsakymas. Aš norėčiau šiek tiek su Agne pakalbėti. Agne, mes iš tikrųjų su Agne daug laiko praleidom ruoždamasi transliacijai. Agne čia praktiškai viską sudėlioja. Tai labai norėčiau, kad Agne pasakytų. Pavyzdžiui, kiek laiko, Agne, jau darbuojatės gal Lietuvos srity iniciatyvai? Rugpjūčio 1 dieną man tai bus 3 metai. 3 metai? Atėjau irgi tik metam pasižiūrėti, koks yra viešasis sektorius. Kaip veikia viešasis sektorius Lietuvoje. Ir kažkaip, žinot, užstrigau. Kokias, jeigu dabar reikėtų pasakyti, viešasis sektorius gerai ar blogai veikia? Juoda ar balta? Aš sakyčiau taip. Kaip tu ir sakai, pirmai viskas priklauso nuo žmonių. Mes susirandam žmonės, o tada jau jokio skirtumo čia viešasis ar privatusis sektorius, nes mes dirbam ir kalbam ir bendraujam ir dalykus darom su žmonėm. Tai kai aš iniciatyvai radau savo partnerius, man pasidarė taip gera ir ramu, aš žinau, kad jeigu aš ko nežinosiu, tai aš turiu partnerius ir kuriuos tikrai galiu laikyti savo draugais per tos 3 metus, man rūpi, kaip jiems sekasi, aš noriu būti su jais, noriu kartu su jais ką nors daryti.
Ir kai viešajam sektoriui, va, ypač užsienio reikalų ministerijai, tiek Seime, tiek net bendruomenėse, kai jie rotuojasi ir kažkur įsikrausto, išsikelia, tai aš jau savo viduj pradedu su jais po truputį atsisveikinti ir man jų pradeda trūkti, nes tai labai svarbi dalis kasdienio darbo. O, pavyzdžiui, Agne, ar teko paskaičiuoti, su kiek per 3 metus, su kiek žmonių fiziškai teko pakalbėti apie grįžimą į Lietuvą? Plius minus, tai primest. Tūkstančiai. Tūkstančiai žmonių. Geras. O, pavyzdžiui, per tus 1000 žmonių, ar buvo kažkokia istorija, ar pokalbis, po kurios pagalvojat, kad va čia yra ta akimirka, kad va, dėl jos verta ir tęsti? Tų akimirkų yra tikrai labai daug ir aš sakiau, reikia pradėti rašyti kaip trolių mumi tėčiai memuarus, nes aš užmiršiu visas tas gražias istorijas, jų dėliojasi sluoksnis. Žinai, labiausiai turbūt veikia tas klausimas, kai mes būnam su Egle kur nors renginyje ir žmonės taip praeina, taip pro šalį ir jie paskui grįžta ir jie sako, o jūs čia iš Lietuvos atvažiavot? Sakom, taip, dėl mūsų, taip. Ir jie sako, mes esam kaip 2 atvirutės iš Lietuvos, atvažiavom pas jūs į jūsų renginį. Ir va ta žmonių nustebimas, kad jūs dėl mūsų ten atvažiavote į kažkur kaimelį, lauką, tik dėl to, kad jūs norit mus pakviesti į Lietuvą, norit su mumis pakalbėti, va tada ateina tas jausmas, kad galvoju, kaip gražu ir iš tikrųjų pati esu dėkinga šitam darbui ir užimtumo tarnybai ir visiems partneriam, kad gali būti atvirutė. Ir tas žmogus, va, tas matyti jo, tas nustebusias, nuoširdžias akis, kuris sako, dėl mūsų atskridot? Taip, dėl jūsų. Yes. O, pavyzdžiui, Eglė ir Agnė, jums toksai abiem klausimas yra, va, pavyzdžiui, per 2 ir 3 metus darbo iniciatyvų gal į Lietuvą. Esat, pavyzdžiui, gėlių arba kažkokių tai saldainių gavusios kaip padėką, kad ačiū, žinokit, dėl jūsų grįžau ir va, ačiū jums, tiesiog paprastai. Tai Egle, tu pagalvok, ką mes esam gavę, o aš papasakosiu, kad matau dabar, kad Kristina iš Miuncheno žiūri mūsų transliaciją, tai mes nusileidžiam Miunchene, mūsų pasitinka Kristina, Kristina ir Jovita, ir jos mus sako, tai dabar mes sakom į viešbutį važiuojam, kaip visada. Jis sako, ne, dabar važiuojam pusryčių ir jos atsiveža mus pas save į namus ir daro mums tikrus vokiškus pusryčius. Aš sėdžiu pirmą kartą pas matytą žmogų namuose, jis man gamina virtuvytai mažytai pusryčius, sėdim didžiulis stalas, mes atvykę kartu su Ratilio nariais ir jie pradeda dainuoti. Ir aš sėdžiu ir eina šiurpai per rankas, aš galvoju, kas galėjo gyvenime pagalvoti, kad aš pas pirmą kartą matytą moterį namuose valgysiu pusryčius ir klausysiu sutartinį. Geras. Ir aš manau, tai čia yra didžiausias dovanas. Nes iš tikrųjų saldainių ir gėlių mes greičiausiai nebeparsivežtume namo. Aišku, mes gaunam visokiausių gražias dalykų, bet iš tikrųjų tas ryšys, žinok, yra didžiausia dovana. Geras. Aš irgi galvoju, kad čia tikrai tas buvimas ryšyje tam dideliam tinkle šitų gražių žuvelių, tai yra mūsų iniciatyvai didžiausia dovana to gimtadienio proga. Ir ką mes šiaip dar parsivežam iš susitikimų su lietuviais, tai mes turim tokią, taip bandom prisiviliuoti prie savo stendo, kad kiekvienas žmogus paliktų savo piršto antspaudą, iš kur jis yra, pavyzdžiui, iš kokio miestelio, ar Balbieriškio, Gelgaudiškio ar panašiai. Ir parsivežam visada tą drobę, tai dar turim daugiau negu 10 tikrai, tai dar nežinau, kaip 10 piršto antspaudų ar 10 skirtingų drobių, nes mes kiekvieną kartą pasiimam su savim ir tada parsivežam tos antspaudus. Tai gal reikės kažkokią parodėlę organizuoti, kažkaip taip. Tai kol kas kaupiam. Čia po Agnės istorijos gavom iš Kristinos tokią pasidalinimą, sako, net susigraudinau dabar pasilgom. Geras. Žiūrovai ir visi sėdintys prie savo kompiuterio arba telefonų, žinau, kad karšta, bet padalyvaukit šiek tiek apklausoj. Mes norim įtraukti ir jūs, kad jūs šiek tiek atsakytumėt, kad pakeltumėm algoritmus, galbūt, kad ir kiti pamatytų tą transliaciją. Parašykite vienu žodžiu, kas jums yra Lietuva. Ir mes pažaisim tą patį žaidimą su jumis, damos. Dalia, jeigu reikėtų, tarkim, pasirinkti vieną žodį, kas tai galėtų būti žodis Lietuva? Namai. Geras. Gražu.
O jeigu Lina, ką galėtų pasakyti? Kadangi negaliu meluoti, nes koks pirmas žodis, tai tą turiu sakyti, tai dėja pasikartosiu, man irgi iškabo žodis namai. Iš Namai. didžiosios raidės. Mhm. Aš irgi žinau, kad biškai taip linkstu, kad man jau reikės naują žodį galvoti, nes mano žodis jau išnaudotas yra. Indija, koks pirmas dalykas, kaip pasako, Lietuva? Šeima, nes man tai Šeima. apie santykių. Labai gražus, aha. O Agita? Aš sakyčiau, kad visgi augimas. Nežinau, gal čia toksai noras visada pajusti, patirti, užaugti, pritraukti. Tai man atrodo, kad Lietuva yra labai labai didelė dalimi apie tai, apie augimą, apie tiek, kiek mes stengiamės pagerinti savo vakar dienos rezultatą, tai man tikrai visi žmonės Lietuvoje ir už Lietuvos ribų įkvepia savo norų augti. Geras, labai gražu. Eglė, koks žodis jau, pavyzdžiui, yra Lietuva? Na, kadangi kažkaip gera būti ir šiandien turbūt viskas yra apie ryšį, tai man ryšys, čia galim labai plačiai pasižiūrėti, bet sakysiu ryšys. Geras. Ir Eglė? Agnė, atsiprašau. Žinok, vis tiek aš pasukčiausiu, kadangi mūsų gimtadienis, aš sakau 2 žodžius. Man labai gražų žodžiai ir aš nenorėčiau, kad jie kada nors išnyktų iš mūsų žodyno, tai yra vardantos. Vardantos, labai gražus žodis. O Ieva parašė gimtinę, o Eglė sako gamta. O žiūrėkit, aš nesakysiu savo žodžio, bet aš jums papasakosiu istoriją vieną. Norit, labai trumpai, nes mes to baigsim. Prieš COVID 2018 ar 2017 metais vyko pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimas Suomijoje, tai Pyspalos miestelyje. Taip pat ir Rūta parašė, sako, laisvė. Ir, žodžiu, mes dalyvavom Pyspalos miestelį, aš nežinau, ar tu buvai Agita ar ne, bet tai buvo prieš 7 metus gal. Ir, žodžiu, susirinko daug jaunimo, susirinko iš Šiaurės Amerikos, iš Kanados, iš JAV, iš Brazilijos buvo atvažiavę, iš Kolumbijos buvo atvažiavę, iš Europos buvo atvažiavę, iš Australijos buvo atvažiavę. Žodžiu, daug jaunimo buvo iš Norvegijos, aišku, iš Skandinavijos ir visi susirinkom. Pirmoji dalis buvo su gražaus atminimo kunigu Saulaičio, paskui mes išvažiavom iš Helsinkio į Pyspalos miestelį, kur buvo 4 dienų konferencija ir man pasisekė tokia garbė surinkti visą jaunimą, susidinti juos į auditoriją, į tokią nuožulnę šitą kaip žiūrėjimo vietą, auditoriją ir paskalbėsiu jais. Ir buvo daug jaunimo, tie, kurie pirmą kartą yra Lietuvoje, arba tie, kurie gimė tarkim, Kanadoje arba Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lietuvą atvažiuoja tik tai vasarom. Ir aš pradėjau klausinėti, kelintą kartą esat Lietuvoje. Tai vieni sako, pirmą kartą, kiti sako 5 kartą, kiti sako, kiekvieną vasarą grįžtam. Ir aš sakau jiems, tie, kurie pirmą kartą, tie, kurie negimė Lietuvoje, neaugė Lietuvoje, bet atvažiuoja, sakau, kas jums labiausiai asociuoja su Lietuva? Ir su 200 žmonių, kairiai pusėje sako, krepšinis. Ir visi 200 žmonių, taip, gerai. Kitas sako, cepelinai, šaltibarščiai, šakotis, ten alus. Bet kai pasakė vieną dalyką, žinokit, visi 200 sutartinai sako, jo, šitas. Ir pabandykit atspėti, ką pasakė jaunimas, kad visi 200 sako, būtent šitas. Parašykit ir komentaruose, labai įdomu sužinoti. Pabandykit atspėti, kaip galvoja. Mačiutė, senelė. Labai geras, ne mačiutė iš tikrųjų. Bet labai geras. Kaip Agita galvoja, kas tai galėtų būti? Aš bandau įsisadinti save į jų batus, kas tai galėtų būti. O galima dar kažkokių užuominų? Ar čia daiktas? Čia yra maistas. Visiems. Gal kepta duona tada. Fantastika, Agita, būtent kepta duona. Kai pasakė kepta duona, tai žinokit, visi 200 sako, va čia yra pats lietuviškiausias dalykas. Nes žmonės negimė Lietuvoje, negyvenė Lietuvoje, atvažiuoja tik vasarom ir kepta duona yra pats jiems lietuviškiausias dalykas. Mes turėjom ir Ievą, kuris sakė himnas dar. Čia galbūt dar irgi toksai juokingas prisiminimas iš mūsų pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos valdybos Simonas Bingelis. Jisai gyvena Filadelfijoje ir kiekvieną kartą, kada jis grįžta į Lietuvą, mūsų pirmas susitikimas yra Bernelių užeigoje, kur mes valgom keptą duoną su sūrio ir majonezo padažu. Čia yra labai labai svarbu, nes jam pirmas žingsnis Lietuvoje gali būti nusileidęs ką tik lėktuvu, mes valgom tą duoną.
Tai kaip birželio 1 diena yra šaltibarščių fiesta, taip reikia sugalvoti kokį gruodžio 13 keptos duonos diena. Gerai, mūsų transliacija eina į pabaigą, tai aš labai trumpai norėčiau dar po vieną kontrolinį klausimą, kad mes pasakytumėm labai trumpai ir tada galėsim eiti prie mūsų staigmenos. Tai damos, aš norėčiau turbūt pradėti nuo Indrės. Indrė, kadangi mama šito projekto yra įkūrėja. Indrė, ar sudėtinga buvo sugalvoti pavadinimą Gali Lietuva ir kas čia sugalvojo tokį dalyką? O Dieve, dėl pavadinimo tai buvo turbūt karščiausios strateginės diskusijos visoje šitos veiklos įkūrime. Ne dėl pačios idėjos, bet dėl pavadinimo, nes turėjo būti trumpas, aiškus. Ir labai norėjusi nepranykti tų visų, kur Lietuva, kažkokiu pavadinimu, kuriame būtų ir Lietuva. Tai čia viena mūsų kolegė, beje, užimtumo tarnybos direktorė pasiūlė šitą pavadinimą, nes prieš tai buvo versija Gal namo ir mes labai ilgai svarstėm, tinka ar netinka, ir jos buvo versija Gal Lietuva ir jinai taip kažkaip labai organiškai greit prikibo, tai čia reikia, kaip sakant, buvusiai vadoviai dėkoti už šitą idėją. Aš žinau, kad irgi galvoju, kad Gal į Lietuvą yra tikslingiau, nei kad Gal namo. Gal namo tai, bet irgi labai gražu būtų, ne? Gerai, o tarkim, aš dar norėčiau iš tikrųjų paklausti tiek ir Agnės, tiek ir Eglės. Jūs šiandien koordinuojat iniciatyvą Gali Lietuvą. Indrė sukūrė, o jūs dviesi esate tos koordinatės, tos vėliavnešės priekį eina dviesi, o už jūsų eina tūkstančiai žmonių, kurie irgi dirba tą patį darbą. Tai, pavyzdžiui, kas jums šiandien labiausiai simbolizuoja šios iniciatyvos vertę, jeigu taip reikėtų taip jau gražiai pasakyti? Gal Eglė? Man pirma mintis atėjo, kad tie gyvi susitikimai. Gyvas noras žmonių daugiau sužinot, pažinti ir žengti tą žingsnelį, tarsi toks siekis padrąsinimo, kad einam, ypač kai gyvai susitinkam su žmonėm. Tikrai kuria didelę vertę. Tai tokia pirma mintis. Mano pirma mintis turbūt yra, bent jau per tos 3 metus, tai yra didžiausia vertė, jog Gali Lietuva turi visą tą tinklą ir kai reikia žmogui kažkokio atsakymo, čia ir dabar, aš žinau, kieno paklausti. Ir kas bus tas žmogus, kuris žinos dar geriau ir dar geriau. Tai bent jau 3 metai, kas didžiausia vertė yra, turbūt ir visi 5 metai, neskaičiuokim tik nuo to, kai aš atėjau. Tai yra tiesiog tinklas žmonių tarp įvairių valstybių, institucijų ir jisai siekia toli. Tai, man atrodo, čia mūsų didžiausias turtas. Ir dabar aš norėčiau iš tikrųjų užduoti klausimą visiems ir taip gražiai mes rezimuosim visą pokalbį. Dalia, man atrodo, arba labai moka nejudėti, arba šiek tiek dingo jos ryšys. Atsirado vėl. Esu ar girdžiuosi? Girditės, taip. Tai turbūt, Dalia, pradėsim nuo jūsų. Paskutinis klausimas, uždarysim mūsų šitą gimtadieninio transliaciją būtent šito klausimu, o paskui eisim makarūnų visi valgyti. Bet visų pirma, palinkėkit kažkiam tai žmogui, kuris sėdi namuose, galvoja, lemą, kaip ir norėčiau tą Lietuvą, bet nežinau, kaip ten bus, nežinau, kaip ten daryti, kaip ir čia gerai. Ką jisai turėtų išgirsti, kad jisai persigalvotų ir iš karto išgirdęs Dalios žodžius, nueitų į Ryanairą, nusipirktų bilietą ir grįžtų atgal į Lietuvą? Na, galvojau, kad sakysi, kokiam žmogui palinkėčiau, tai pirma mintis, norėčiau, kad mano vaikai grįžtų. Gyvenantis dabar užsienyje, tai visų pirma norėčiau, kad jie grįžtų, kad visa šeima būtų šalia. Na, o jeigu taip su jumoru, tai kaip Kaune buvo, ir Lietuvoje galima gyventi. Yes. Kaip buvo atsimena, ir Kaune galima gyventi, ir Lietuvoje galima gyventi, iš tikrųjų ir gerai galima gyventi. Fantastika, labai gražus palinkėjimas. Ką palinkėtų mūsų Lina Žukauskaitė? Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos. Aš kai kalbėjau, jau minėjau, kad būtent aš visiems norėčiau palinkėti tą jausmą pajusti grįžimo namo, tą ramybės ir buvimo namuose, bet tada praktiškai palinkėsiu kreiptis į konsultacijų centrą Grįžtu LT ir mes tiesiog padėsime sugrįžti, kad būtų tas grįžimas kuo paprastesnis. Fantastika. Lina sako, praktiškai ūkiškai, Grįžtu LT ir viskas bus pasakyta. Gal Indrė.
Man kilo mintis, tai aš labai noriu nepamiršti jos. Kadangi labai simboliška, kad gal į Lietuvą irgi yra klausimas ir šito gimtadienio tokia proga, aš tikriausiai nuo savęs pasakyčiau, kad nebijok paklausti. Kad ta pirma mintis dažniausiai būna pati baisiausia, bet kai tu kreipiesi į žmogų, pavyzdžiui, kad ir Eglė ir Agnė, ne? Man atrodo, vieno klausimo užtektų, kad tu toksai, gal ir galima. Tai aš tiesiog palinkėčiau nebijoti paklausti. Sako, net ir Biblijų parašyta, kad kupranugario nugarą sulaužė vienas šapelis. Tai reiškia, kad jeigu galvoje vis knibžda mintis gali Lietuvą ir paklausė Eglės ir Agnės, ir tu net neįsivaizduoji, ant kokių profesionalių užsiroviai. Ir jos tau taip pasakys, kad gali Lietuvą, tai kad per 5 minutės apsispręsi. Indrė, jūs kaip šio projekto startininkė, įkūrėja ir taip jau sakysim, kad ir mama. Ką palinkėt žmogui, kuris galvoja grįžti ir įsikurti Lietuvoje? Aš tai pasakyčiau iš tos pusės, kad pagal visas apklausas, žinot, iš kokių šalių užsieniečiai atvažiavę gyvenantis Vilniuje yra patys laimingiausi. Iš užsienio? Iš prašiau gyvenančių turėtų būti. Iš kažkur tai prašiau. Ne, patys laimingiausi Vilniuje gyvenantis užsieniečiai yra skandinavų šalių. O? Ir jų komentaras visada yra toks, dėl to, kad čia yra taip, kaip turėtų būti Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje. Tai aš tiesiog palinkėčiau nebesvarstyti, iškvėpti. Jau čia labai daug kolegas papasakojo, kur galima rasti informaciją ir tada ramiai nusipirkti tą Rainiero bilietą, kuris būtų į vieną pusę. Į vieną pusę. Teisingai. Ačiū Indrė. Agita, koks palinkėjimas galėtų būti toksai, kad uždaryt gražiai su tokia aukšta nata mūsų transliaciją? Tai galbūt be to, kad palinkėčiau klausti, tai tikriausiai aš manau, kad su Lietuvos tempais mes čia darom dalykus. Tai jeigu kažkas norėtų būti to dalimi, tų dalykų, tai dabar yra pats laikas prie jų prisidėti. Ir jeigu galėt nešti savo patirtį, savo talentą, tai tu tikriausiai tada gal ir būsi įrašytas į tą istoriją kaip to projekto dalimi. Tai man atrodo, tiek, kiek sukūrėm nuo mūsų nepriklausomybės atkūrimo ir jeigu dar galėtumėm pastiprinti tas jėgas ir būti to projekto dalimi, tai to ir palinkėčiau. Nebijoti būti projektu. Fantastika. Aš pantinamas Agitai, tik tai priminsiu savo biškį pavartotą frazę vieną kartą. Vieną kartą sakiau, kad, arba kažkoks įpratingas žmogus sakė, kad mano darbas arba mano balsas čia nieko nepakeis. Pasakė 3 milijonų žmonių ir nieko ir nepakeitė. Ne? Tai vat. Ir mūsų liko paskutinės dvi vėliavnešės, du švyturiai tiems, kurie dairosi pakėlė galvas užsienio ūkuose ir ieško tos lietuviškos švieselės. Tai Eglė ir Agnė. Eglė, ką tu galvoji, ką tu norėtum palinkėti žmonėms, tie, kurie galvoja grįžti į Lietuvą? Taip, gražiai, matau, užbaigsimės. Kažkaip pastaruoju metu mane pačią lydi tokia mintis bendraujant su lietuviais užsienį, kad reikia prisiruošti. Nes yra toks, kad aš noriu bręsti vidui, bet neprisiruošiu. Toks man fainas toks išsireiškimas, prisiruošti kažkam, ar ne? Tai žengti tą žingsnelį pirmą ir tada kažkam pasimti už rankos ir toliau keliauti. Nes čia iš tikrųjų ilgas procesas, nėra vienos dienos toks, neatsiduri staiga Lietuvoje. Tikrai ilga kelionė, tai tą žingsnelį žengti linkiu. Agnė, jūsų paskutinis sakinys, tas, kuris mūsų transliaciją išsprogdins ir bus žiūrimiausias dalykas visam YouTube arba Facebook'e. Koks jis sakinys galėtų būti paskutinis? Tai mano palinkėjimas toks būtų, kad tikrai, jeigu šiuo metu yra truputį apnykę ryšiai su Lietuva, maža ką, ar vaikai nebekalba, ar jūs patys dar prasčiau kalbate, nesat gyvenę niekad Lietuvoje, pradėkit tos ryšius atnaujinti su Lietuva šiandien. Jiems reikia laiko, jiems reikia labai daug dėmesio. Va, matot, per 3 metus tik tai galiu sakyti, kad jau turiu draugų, kurie yra mano stiprus užnugaris. Ir naudokitės visą pagalbą tokių žmonių, kurie ir šiandien sėdi ekrane, kurie yra dar toj šaly, kurioje jūs gyvenat. Galbūt jie organizuoja jūsų vaikam lituanistinę mokyklą, galbūt jie gali įtraukti įvairias veiklas jūsų vaikus, kurie yra paaugliai, studentai.
galbūt jūs galite pasikalbėti su mentoriais, fantastiškos mentorystės iniciatyvos Lietuvoje, kurie profesionalai skiria savo laiką padėti žmonėm, keisti karjerą, rasti tinklą bendraminčių. Įvairios iniciatyvos, institucijos, konsultacijos, nemokamos konsultacijos. Jūs tik naudokitės visą tą pagalbą drąsiai, ieškokit tų atsakymų, o bent jau mūsų darbas, Gali Lietuva darbas ir čia sėdinčių žmonių darbas ir veiklos yra būtent jums padėti. Tai jūs tik prašykit pagalbos, o mes pasirengę padėti. Fantastika. Ir aš norėčiau iš tikrųjų Agnės sakinį užbaigti Eglės Juozaitytės komentaru, kad pagal Bibliją visada yra ten gerai, kur yra šiltis. Taip kad, ponios ir ponai, prieš paskutinę staigmeną jums, kuri užbaigs šią transliaciją, aš noriu pristatyti žavias damas, kurios ir sukūrė visą šitą šventę. Paprastą 5 metų sukaktį pavertė gražiu jubiliejumi iniciatyvos Gal į Lietuvą. Tai Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė, Seimo narė, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotoja, kuri šiuo metu yra Seime sėdinti net, ne? Ir taip pat skiria laiko ir dėmesio mums visiems. Ačiū Dalia labai. Labai noriu padėkoti Linai Žukauskaitei, tai yra Užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento direktorių, kuri 12 metų jau dirba šitą darbą, atiduoda savo širdį, atiduoda savo laiką ir mato jūs visus grįžusius, einančius gatve ir taip pamirksi kartais. Ir jeigu pamatysit Linos akis, nenustebkit, kad ir jums pamirksės sugrįžusiems. Indrė Laučienė, tai yra moteris, kurie prieš 2019 metais, net nežinodama, kas jos laukia, kad artėja didžiausia krizė ir lockdownas visame pasaulyje, COVID'as, paėmė ir sukūrė Gal į Lietuvą iniciatyvą, kalbėjo, tvirtino pavadinimą, išrinko Gal į Lietuvą, pradėjo pirmosius kelius ir pradėjo šitą nuostabią iniciatyvą. Agita, ta, kuri yra mūsų jaunimo ne tik tai veidas, bet ir siela ir kartu ir Pasaulio Lietuvų jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė, dėl kurios vyksta visos iniciatyvos, dėl kurios Nyderlandai pasipuošia geltoną, žalią ir raudoną spalvomis ir lietuviai gieda tenai tautinės giesmės. Taip pat mes turime ir Eglę Martinkėnienė, kuri yra užimtumo tarnybos iniciatyvos Gal į Lietuvą koordinatorių, 2 metų patirtis, kiekvienos dienos atiduota širdim jums. Ir ponės ir ponai, Agnė Skučaitė Leonavičienė, moteris, kuri tada, kada jūs mėgat, jinai galvoja ir kuria planus, kaip daugiau sugrąžinti lietuvių atgal į Lietuvą. Taip kad ačiū jums visoms damos labai, man buvo didžiulė privilegija būti su jumis, mano vardas yra Mantas Simaitis, aš vis dar gyvenu Norvegijoje, bet čia tik tai laiko klausimas, kad Norvegijos namai pakeis Lietuvos namus. O dabar, užbaigiant transliaciją, aš noriu parodyti jums paskutinę staigmeną. Dar paskaitysim Ievos komentarą, prisidedu prie padėkų, užmotyvauti grįžti ir prisijungti prie iniciatyvų. Ieva, atidaryk Ryanairą, atidaryk Norwegianą, nusipirk bilietus, grįžti, tavęs laukiam. O jums dabar, ponės ir ponai, staigmena ir po jos užbaigsim transliaciją. Gal į Lietuvą sveikinimų video. Ačiū jums visiems labai ir iki pasimatymo, o pasilikit su šito video. Ate. Kur skrendam? Gal į Lietuvą? Žinoma, į Lietuvą. Su 5 gimtadieniu. Ačiū už tai, ką darote. Mieloji Gal į Lietuvą komanda. Iš pačios didžiausios Jungtinės karalystės joninių šventės sveikinu jūsų labai gražiu gimtadieniu. Didžiausi sveikinimai švenčiant 5 gimtadienį Gal į Lietuvą komandai. Taip pat siunčiu šilčiausius linkėjimus Agnei ir Eglei iš Nyderlandų. Miela Gal į Lietuvą komanda. Sveikinimai su jubiliejumi. Tvirtų žingsnių, sėkmės ir kuo nuoširdžiausi linkėjimai iš Miuncheno. Iki! Mes, Švedijos jaunimas, sveikinam jūs su 5 metų proga ir linkime dar daug penkmečių. Sėkmės! Kad ir kur būtume, jūsų klausimas visada šildo širdį. Gal į Lietuvą? Taip. Su 5 gimtadieniu, mėlyjei. Visada kartu judėkime su pelėjotes. Myliu. Miela Gal į Lietuvą komanda. Džiaugiuosi šiandien galėdama jūs pasveikinti 5 gimtadienio proga. 5 metai. Nėra tiek daug, tačiau nėra ir mažai. Per tą laiką jūs tapote ne tik iniciatyva. Jūs tapote daugeliu pasaulio lietuvių pirmų informacijos šaltiniu.
Jūs padėjote daugeliui apsispręsti, priimant vieną svarbiausių gyvenimo sprendimų. Gal jau laikas grįžti į Lietuvą. Sveikinu Gal į Lietuvą su 5-uoju gimtadieniu, linkiu dar daugiau gerų darbų ir prasmingų ateinančių 5 metų. Su gimtadieniu! Sveikinu 5 metų gimtadienio progą ir linkiu, kad nebeliktų to klausimo gal į Lietuvą, o būtų pagaliau į Lietuvą. Sveikinimai. Sveikinimai iš Švedijos visai Gal į Lietuvą komandai ir bendruomeniai, kurią iniciatyvą apjungia. Beje, Jovita taip pat perduoda linkėjimus. Brangioji Gal į Lietuvą komanda. Sveikinu su 5 metų jubiliejumi. Kai pirmą kartą susitikom, taip ir liko širdyje. Apkabinu labai šiltai ir visada laukime jūsų Miunchene. Gal į Lietuvą. Su gimtadieniu. Laišvis klausimas sulaukė 5 kartus daugiau pozityvių atsakymų iš diasporos lietuvių. Sveiki Gal į Lietuvą komanda. Aš Simonas ir Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos vardu noriu pasveikinti jūs su 5-uoju gimtadieniu. Linkėjimai jums. Islandijos jaunimas ir visa Islandijos lietuvių bendruomenė sveikina jūs su gimtadieniu. Valio! Sveikinimai su 5-uoju gimtadieniu ir palinkėjimas, kad Gal į Lietuvą nuo šiol taptų būtinai į Lietuvą su gimtadieniu. Labas Gal į Lietuvą, aš su gimimo diena ir labai daug dovanų. Sveikinimai ir linkėjimai iš Kanados, iš Otavos. Ačiū, kad jūsų ir mūsų bendro darbo dėka vis daugiau lietuvaičių į klausimą Gal į Lietuvą atsako teigiamai. Su gimtadieniu Gal į Lietuvą! Tikiuosi, nepavau, su 5-uoju gimtadieniu.